Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus bendrija Pagava eilę metų siekia, kad Lietuvoje būtų atliekamas visuotinis naujagimių klausos tikrinimas. Jo dėka klausos netekimo diagnozė nustatoma nuo pat kūdikystės. Ir jeigu jūsų, mieli tėveliai, vaikelis negirdi, jūs turite kuo anksčiau pradėti jį ugdyti. Pasirinkite, kaip mokysite savo vaiką. Ar tai bus šnekamoji kalba, ar gestų kalba, ar abi kalbos. Ir jums patiems, žinoma, reikės labai daug mokytis. Jums padės specialistai. Tačiau nelaukite, kol specialistai sukurs stebuklą. Stebuklus kurkite patys. Kiekvieną dieną bendraukite su savo vaiku, kalbėkite, mokykite, rodykite jiem viską, vardinkite ir kartokite. Nes nuo to, mielos mamos ir mieli tėveliai, priklauso jūsų vaiko ateitis. Kaip vaikas mokės skaityti, rašyti, kokius mokslus jis galės baigti užaugęs. Netidėkite nieko rytojui. Bendrija Pagava parengė trumpas rekomendacijas tėveliams, kaip ugdyti vaiką namuose. Kviečiame jas taikyti savo gyvenime. Va, čia yra kėdė. Nori sėsti? Kėdė. Kalbėkite šalia vaiko. Va, sėdime Deina prie stalo. Taip. Svarbu, kad vaikas kuo geriau girdėtų aiškę ir aiškę kalbą ar matytų gestus. Kalbėkite aukštesniu tonu, svyruojančią intonaciją, darykite ilgesnės pauzes, šypsokitės ir keiskite veido išraišką. Tokia kalba skatina kūdikį klausyti, aktyvina jo smegenis, dėl to sklandžiau vystosi kalba ir gebėjimas bendrauti. Op, šokinėja varlytė, taip, strikt. Išlaikykite akių kontaktą. Tai vienas svarbiausių aspektų bendravimo ir žodinės kalbos vystymuisi. Akių kontaktas rodo, kad vaikas atkreipė dėmesį. Medina, katutes. Akis varlės. Kur akis, parodyk? Akis. Naudokite įvairius žaislus ir aplinkos daiktus. Tai padeda sukurti situacijas, kada vaikas gali saugiai išreikšti savo jausmus ir mokytis per žaidimą. Domėkitės tuo, kuo domisi vaikas. Svarbu daryti tai, kas vaikui įdomu. Tai gali būti žaidimai, piešimas, dainavimas ar kita veikla, kuri jam patinka. Kai vaikas dalyvauja veiklose, kurios jam įdomios, jis mokosi lengviau ir lengviau įsimena naujus žodžius. Svarbu, kad mokymasis būtų smagus ir prasmingas. Stop! Lėktuvas! Skrenda! Fiksuokite aplinkos garsus ir juos įgarsinkite. Skatinkite vaiką reaguoti aplinkos garsus, priskirkite tiems garsams reikšmę ir juos įvardinkite. Tokiu būdu mokome vaiką lokalizuoti garso šaltinį ir plėsti žodyną. Dingo! Būkite vaiko akių lygyje. Dėmesingumą taip pat pagerina tėvų buvimas tame pačiame lygyje. Sėdėkite su vaiku ant grindų, laikykite jį ant rankų arba ant kelių. Oho, kaip sukasi vairas. Sukasi. Kuo daugiau kalbėkite su vaiku. Apsupkite vaiką kalbą pasakodami ir komentuodami savo ir vaiko veiksmus. Detalizuokite, išplėskite, pridurkite, nes tai padeda praplėsti esamus vaiko bendravimo įgūdžius, skatina sudėtingesnę ir išsamesnę komunikaciją. Man eiti ten? Taip? Milte, o kur suknelė? Va, suknelė, taip, čia suknelė. Naudokite pasikartojančią kalbą. Vaikams turintiems klausos sutrikimą kalbą reikia girdėti žymiai daugiau kartų, nes tai padeda geriau įsisavinti žodžius ir galūnes, sakinių struktūrą. Matai, kokios ausys? Kasam? Nori su šito?
Nori šitą kastuvėlę? Skatinkite vaiką dalyvauti pokalbyje. Pokalbiai yra tėvų bendravimo su vaiku pagrindas. Laukite, kol vaikas atsakys, nes tai yra būtina pokalbio kūrimo sąlyga. Pradedantiems kalbėti vaikams dažnai tenka ilgiau ieškoti žodžių, todėl tėvai yra linkę instinktyviai atsakyti už vaiką. Būkite kantrūs. Žiūrėk, kiek visko turim. Nuo ko pradėsim? Nuo picos. Labai gerai. Reikia pradurti ir išplėšti, išimti ją. Dursi? Gal tau duoti žirklės? Kirpsim, gerai? Vaiką ugdykite visose gyvenimiškose situacijose. Pavyzdžiui, gaminkite maistą kartu su vaiku. Sugalvokite, ką norite gaminti. Kartu išvardinkite, kokių ingredientų jums reikės. Leiskite vaikui jums padėti lupti, skusti, tarkuoti, pjaustyti, maišyti, berti, dėti ingredientus. Tai nuostabi proga ne tik turtinti vaiko žodyną, ugdyti savarankiškumą, pasitikėjimo savimi jausmą, bet ir kurti jūsų tarpusavio ryšį. Dabar šitą mažiuką, va tai va, pasidėk ir supjausti griežinėliais. Pirščiukus saugom. Didelis arbūzas. Nupirkim arbūzą. Kurį arbūzą mes pirksim? Pirksim daug ar pirksim mažai? Didelė? Šitą didelė? Bet jis labai sunkus. Mes jo nepakelsim. O jeigu einate apsipirkti kartu su vaiku, parduotuvėje atkreipkite vaiko dėmesį į aplinką, kalbėkite apie tai, ką jis mato ar girdi, apie skirtingas daržoves, vaisius, kitus produktus parduotuvės lentynose. Leiskite vaikui tyrinėti, paimti, apžiūrėti, pauostyti. Įvardinkite spalvas, dydžius, formas ir skonį. Įkrito į krepšį. Apibendrinkime. Turtinga ankstyvoji kalbinė aplinka labai svarbi kūdikio ir mažo vaiko smegenų vystymuisi. Bendravimas ir kalbėjimas su vaiku turi tapti natūralia jūsų kasdienės veiklos dalimi. Jums tai reikia pasitelkti žodžius arba gestus. Nesvarbu, ar jūs kalbate apie vaiko jausmus, apie gėles, spalvas, agurko pjaustymą ar produktų rinkimąsi parduotuvėje. Šios rekomendacijos skirtos tėvams, kad jie galėtų sukurti turtingą ankstyvąją kalbinę aplinką, kuri yra labai svarbi tolesniai sutrikusios klausos vaiko raidai. Jūs esate svarbiausias savo vaiko mokytojas.